Labą dieną. Pagėgiai laisvi info randasi Šventosios paplūdimyje. Bandysime pakalbinti vietinius poilsiautojus ir atvykusius iš visos Lietuvos, ar jie žino apie tokį miestelį Pagėgius ir apie padėtį šioje savivaldybėje. Labą dieną. Ar žinote tokį miestelį Lietuvoje Pagėgiai? Pagėgiai? Taip. Žinot, iš kur žinot? Iš kontrabandos. Iš kontrabandos. Nu, kažkaip visi iš kontrabandos žino. Žinot, kokia padėtis Pagėgiuose su valdžia mūsų vietinė? Tai turit gerą merą. Skaitot, kad gerą turim? Nu ką? Kontrabandininkų varą. Nu, dabar buvo teismas, 3 liudininkai sako, kad mato, bet teismas pripažįsta, kad dėja yra apšmeižtas mūsų meras ir teismą turim gerbt sprendimą. Taip kad... Žmonės gal geriau mato? O jūs iš kur esat? Iš Kauno rajono. Tai ką, malonu, ačiū jums. Labą dieną. Labą dieną. Norim paklausti, ar žinot tokį miestelį Pagėgiai Lietuvoje? Taip. Žinot, o iš kur jūs jį žinot? Neįsivaizduoju, iš kur žinau, bet žinau miestelį daug Lietuvoje. Tai manau, kad žiniom kažkur tam tikrom vieta, kažkokia tam tikra, tai tikrai negaliu pasakyti, kad žinau, bet... Paskutiniu metu jisai šiek tiek žiniasklaidos visokiose priemonėse mirgėja tas miestelis. Tai gal iš to girdėjot? Ar iš kitur? Žinau, gal jau pagal amžių. Iš bendro išsilavinimo. Aišku, tai labai malonu, kad žinot iš bendro išsilavinimo, o ne iš to, kas buvo rodyta tiesiog apie mūsų miestelį. Ačiū jums labai, o iš kur jūs esat gal? Iš Vilniaus rajono, o iš taip toli. Labai malonu, gero jums poilsio. Ačiū. Labą dieną. Sakykit, ar žinot tokį miestelį Pagėgiai Lietuvoje? Pagėgiai? Pagėgiai. Pagėgiai čia yra Vilniaus rajone. Vilniaus rajone? Man atrodo, tiksliai nežinau, kad Prajotšelį. Nu, ne, čia yra prie Kaliningrado srities, prie Sovietskas, kur yra pasienis. Bet jūs esat antras žmogus, kuris jau sako, kad Pagėgiai yra Vilniaus rajone kažkur. Tai galbūt dar yra vieni Pagėgiai ten? Man atrodo, kad čia Pagėgiai yra Prajotšelį. Ten kažkokia statyba. Kai buvo 52 metais miestas važiavom į Gastramavą. Įsinom tas 52 metais Peistrą. Ir visi buvo lietuviai, amžiaus 45 metus nebuvo jaunimo, tik po gyvenį tokie žmogus prisimė. O jūs iš kur esat? Aš iš Vilnius. Iš Vilniaus? Nu ką, ačiū jums. Ups, toliau negalima. Būtų gerai gal ir ten paklausinėti. Štai, pajūrė jau ir Vilnius. Labą dieną. Sakykit, ar žinot tokį miestelį Pagėgiai? Valio! O iš kur žinot? Todėl, kad mes esame iš Smalininkų. A jūs iš Smalininkų? Smalininkų. Tai kaimynai? Taip, mes iš Smalininkų. O mes iš Partiečių. A, nu tai net neklausiu, iš kur žinot. Reiškia, žinote? Labai gerai. Ar žinai, kur Pagėgiai yra, ką? Man atrodo, nežino.